Taigi, labai diena visiems. Ačiū, kad prisijungėt į Low to High projekto seminarą, kurio metu pristatysiu pranešimą, kuris vadinasi centralizuoto šilumos tinklo modeliavimas naudojant Enpro Energy programinį įrankį. Aš esu daktaras Justas Šireika, šį pranešimą parengėm su kolega daktaru Rimantu Baku. Abu mes atstovaujam Low to High projektą iš Lietuvos energetikos instituto šiluminio įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos pusės. Šį pranešimą pradėsiu nuo pranešimo, nuo informacijos apie nuotolinio seminaro įrašymą ir sutikimą. Tai pranešu, kad šis internetinis seminaras yra įrašomas ir dalyvaudami šiame internetinėme seminare, jūs patvirtinate, kad esate informuoti ir sutinkate, jog jūsų vaizdas, balsas ir vardas ir bet koks jūsų bendrinamas turinys gali būti įrašomi. Iš karto pasakysiu, kad įrašas bus naudojamas nekomerciniais tikslais, bet projekto Low to High rėmuose, tai yra projekto sklaidos ir komunikacijos veiklose. Šis seminaras susidarys iš kelių pagrindinių dalių. Šiek tiek pristatysiu trumpai patį Low to High District Heating projektą, apie ką jisai, pristatysiu pagrindinius tikslus, numatomą poveikį, kokią paramą suteikia šis projektas, uždavinius, partnerius ir visą likusią bendrinę informaciją. Tada pereisim prie projekto tikslo. Projekto tikslas yra rengti galimybių studijas ir investicijų planus. Viena iš tų planų, viena iš pagrindinių dalių yra techninė analizė, kuri yra atliekama Enpro Energy programa. Todėl pateiksiu bendrą informaciją apie Enpro. Šis seminaras truks apie valandą, šiek tiek virš valandos, tai jeigu netyčia greičiau susisukčiau su savo planuojama pateikti medžiaga, esu pasirengęs ir padaryti tiesioginę Enpro demonstraciją, kur gyvų laiku atliksiu skaičiavimus ir parodysiu, taip sakant, kur ką spausti ir ką galima gauti. Tada bus šiek tiek laiko klausimams ir pateiksiu preliminarias išvadas seminarą. Taigi, projektas Low to High. Tai yra ES finansuojamas projektas. Jis yra LIFE-CET programos. Projekto konsorciumą sudaro 8 partneriai. Juos atskirai išvardinsiu, pasakysiu iš kurių šalių. Šiek tiek kitoje skaidrėje. Projektas yra 3 metų. Ir dabar jau yra pasiekiama projekto finišo tiesioji, kadangi šių metų rugsėjo 30 dieną projektas bus įgyvendintas ir panašu, kad sėkmingai. Pagrindinis Low to High District Heating projekto tikslas yra mažinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tai projekto rėmuose yra pasirenkami centralizuoto šilumos tiekimo objektai ir siekiama sumažinti iškastinio kuro vartojimą iki 50% ir daugiau, aišku, pagal galimybes. Projektas taip pat suteikia paramą 30 aukštos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms, po 10 Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Tai 3 šilumos tiekimo objektams yra rengiamos pačio projekto partnerių investiciniai planai ir galimybių studijos. 7 įmonės kiekvienoje šalyje paliktos kaip replikantės. Tai reiškia, kad mes tokių seminarų pagalba kaip šis patys išmokome atlikti įmonės tokius galimybių studijas ir investicinius planus. Taigi, šio projekto vienas iš pagrindinių uždavinių yra žemo potencialo atsinaujinančios energijos išteklių ir atliekinės šilumos integravimo investicijų planų rengimas, kurių metu yra siūlomi aukštos temperatūros centralizuotos šilumos tiekimo sistemose diegti žemo potencialo energijos išteklius, tokius kaip šilumos siurblius ar atsinaujinančios energijos išteklius, ar esant galimybei panaudoti ir atliekinę šilumą. Taigi, projektų rėmuose analizuojamos ir diegiamos žemo temperatūros atsinaujinančios energijos technologijos, tokios kaip saulės kolektoriai, žemos temperatūros geoterminė energija, seklioji vadinama lietuviškai, šilumos siurbliai kaip pagrindiniai įgalinčią technologiją žemos temperatūros ir atliekinės šilumos panaudojimą.
Šilumos siurbliai leidžia integruoti atsinaujinančią elektros energiją, tai yra gaminama iš vėjo ar PV elektrinių į CŠT sistemas. Projektas rengia ir skleidžia gebėjimų stiprinimo medžiagą bei techninių ir finansinių sprendimų portfelį pritaikytą dažniausiai pasitaikantiems aukšto temperatūrams centralizuoto šilumos tiekimo scenarijams. Užtikrinamas aktyvus suinteresuotų šalių įsitraukimas per 3 nacionalinės suinteresuotų šalių bendruomenės, 30 vietinių ryšių grupių ir bendrą projektų ambasadorių tinklą. Tai pagrindiniai tikslai užsibrėžti kaip skaitinės jų vertės, tai projektų numatomas poveikis išreiškiamas kaip 450 milijonų eurų investicijų į tvarią šilumos energetiką pritraukimas, 1 teravatvalandės per metus iškastinio kuro pakeitimas žemo potencialo energijos ištekliais ir 290 tūkstančių tonų CO2 emisijų sumažinimas. Kaip minėjau, 8 partneriai, 2 partneriai iš Ispanijos, 1 partneris iš Bulgarijos, 1 partneris iš Italijos ir tada Lietuva, Slovakija ir Lenkija, kaip būtent tos šalis, kuriom ir teikiama šio projekto parama. Projekto rėmuose yra numatyta praktinė parama. Dabar, kaip praktinė parama, yra rengiami investicijų planai šilumos tiekimo įmonėms. Investicijų plano turinį aš pateikiu dabar skaidrėje, bet pabraukiu 3 pagrindinės dalis. Tai yra rinkos analizė, techninė analizė ir finansinė analizė. Mes tiek šio seminaro metu, tiek apskritai kaip partneriai iš Lietuvos esam pasirengę atlikti techninės analizės ir esame atsakingi už techninių analizių rengimą, kas yra viena pagrindinių dalių rengiant investicinius projektus. Partneriai iš Ispanijos ir 2 partneriai iš Ispanijos atlieka rinkos analizę ir finansinę analizę. Apie jas trumpai, kas siekiama jomis, kas planuojama, kokie rezultatai gaunami, apžvelgsiu šio seminaro metu irgi. Taigi pradėsiu nuo rinkos analizės. Čia atlieka projekto koordinatoriai rinkos analizę iš Ispanijos, CREARA, tai yra energetikos konsultacinė įmonė. Ir jie būtent atlieka tą rinkos analizę, kuri yra orientuota į būsimos šilumos paklausos vertinimą, nagrinėjimą centralizuoto šilumos tiekimo objekte, siekiant turėti patikimą pagrindą pajamų prognozėms. Tai šilumos paklausos prognozavimas per visą projekto gyvavimo laikotarpį yra būtinas, siekiant teisingai parinkti technologijų galingumus ir įvertinti parduodamos šilumos apimtis, kurios sudaro pajamų prognozių pagrindą. Iš esmės, rinkos analizė atliekama panaudojant ir bendradarbiaujant su centralizuotų šilumos tiekimo įmonėmis, kurios tiekia mums duomenis reikalingus ir pagal vertinant praeitį, vertinant esamą momentą, yra bandoma prognozuoti ateitis, būtent kaip rinka keičiasi, kokie nauji vartotojai prisijungia, kaip gali keistis šilumos vartojimas. Čia vienareikšmiškai svarbus yra faktas, kaip yra renovuojami būstai, kokia tų renovacijų sparta, nes tai smarkiai sumažina suvartojimą energijos ir panašiai. Visus šios faktorius reikia atsižvelgti darant rinkos analizę. Siekiant parengti patikimas prognozes, būtina atsižvelgti į kelis tarpusavio sąveikiančius veiksnius, įskaitant centralizuoto šilumos tiekimo konkurentus, nuolat didėjantį pastatų energinį efektyvumą, metinį šildymo dienolaipsnių skaičių, taip pat šilumos tinklo plėtros galimybės ir kitus aspektus. Prognozavimo procesas vykdomas nuosekliu etapų principu. Pirmiausia, prognozuojami metiniai šildymo dienolaipsniai, vartotojų skaičius ir atskirų namų ūkių šilumos suvartojimas, o vėliau šie dydžiai sujungiami apskaičiuojant bendrą šilumos paklausą. Tai tam, kad būtų prognozuojamas poreikis, reikalingos 3 dedamosios. Tai yra šildymo dienolaipsnių prognozė, šilumos vartotojų skaičiaus prognozė ir vietinio suvartojimo prognozė. Kaip rezultatas, gaunamas 15 metų laikotarpiu šilumos paklausos prognozė nagrinėjamam centralizuoto šilumos tiekimo objektui, prireiktus parengta pagal kelis skirtingus scenarijus. Projekto rėmuose dažniausiai numatomi 2 rinkos analizės scenarijai, tai yra optimistinis vystymasis ir normalus vystymasis.
Tada pereinam prie antrosios dalies, tai yra finansinės analizės, kurią rengia taip pat partneriai iš Ispanijos, tai GNI, jie yra atsakingi už, tai yra įmonė užsiemanti finansiniais klausimais ir finansinė analizė projekto partneriai įvertina pradinės investicijos dydį, eksploatavimo ir priežiūros sąnaudas, pajamų prognozes, tarifų struktūras, taip pat galimus finansavimo šaltinius, valdymo sprendimus ir finansavimo schemas, naudojant savo sukurtą Excel pagrindų finansinį modelį. Tipiniai investiniai duomenys reikalingi finansiniai CŠT objekto analizai parengti. Mes iš šilumos tiekimo įmonių prašom 3 metų finansinių ataskaitų, kur matytųsi balansai ir pelno nuostoliai. Lietuvoje labai dėkinga, šios ataskaitos yra viešos, dėl to jos yra lengvai prieinamos ir lengvai naudojamos būtent tai finansiniai ataskaitai. Projekto nuosavi ištekliai skirti CAPEX daliai padengti, galimybės pritraukti skolinį ar nuosavą kapitalą. Čia susiduria projektas gal kartais su atskirų šalių specifikom, pritraukiant paskolas ir finansavimus. Tada projekto gyvavimo trukmė ir investicinis laikotarpis, pajamų ir eksploatacinių sąnaudų pradžios metai, siekiant įvertinti, kada projektas investicinis bus pradėtas vykdyti, dividendų prielaidos, paskolų kainos, įskaitant pradinės išlaidas ir likusios eksploatavimo sąnaudos. Taip pat būtina įvertinti ir prognozuojamą šilumos pardavimą. Tai apima metinius energijos kiekius ir pardavimo apimtis. Šios skaičius kolegos ima iš mūsų techninės analizės, kadangi bendradarbiaudami su įmonėmis mes gaunam keletą paskutinių metų šilumos vartojimo duomenis ir pagal tai taip pat atsižvelgia ir skaičiuojant investicinius finansus. Taigi finansinės analizės pagrindinis rezultatas ir tikslas yra aiškus investicijos finansinių pasiekmių ir galimos grąžos vaizdas, įskaitant nuosavo kapitalo sudėtinę grąžą ir projektų sudėtinę grąžą, vidutinę sudėtinę grąžą. Galutiniai pinigų srautai, pelno ataskaitos, pagrindiniai finansiniai rodikliai. Analizė paprastai apima 3 skirtingus scenarijus ir apibrėžia finansavimo šaltinius, finansavimo struktūrą bei bendrą projekto kredibilumą. Taigi, prieš parengiant preliminarų investicinį planą yra atliekamos, kaip minėjau, 3 pagrindinės dalys. Tai yra techninė analizė, rinkos analizė ir finansinė analizė. Įmonėms, kurios laimėjo pagal šaukimus projekto suteikiamą paramą, galimybę gauti tą paramą, šios analizės atliekamos iš mūsų kaip projekto konsorciumo. Replikantams, kuriams minėjau, yra sudaromos galimybės patiem atlikti tas analizės ir, pavyzdžiui, kas liečia finansinę analizę, yra pateikiamas supaprastinto investicinio plano šablonas, trumpas klausimynas ir bazinis sprendimų medis. Rinkos analizai vėlgi pateikiamas supaprastintas šablonas ir trumpas klausimynas, kas leidžia įmonėms įsivertinti tą rinką. Na ir techninė analizė yra mokamos įmonės naudotis šio įrankiu NPRO, kuris naudojamas projekto rėmuose. Suteikiama licenzija replikantams, galite rašyti mums į projekto kontaktus arba tiesiai man justas.sereika@lei.lt. Ir mes projekto rėmuose esam nusimatę suteikti iki 10 įmonių metų licenzijas. Ir įmonės metus galės nemokamai naudotis pilna NPRO versija pagal gaires, kurias pateiksiu šio seminaro metu. Ir šios 3 dalis ir sudaro preliminarų investicinį planą, kurį parengę pristatome šilumos tiekimo įmonei. Kaip jau paminėjau, seminaro metu kelis sykius mes esame atsakingi už techninę analizę ir šio seminaro pagrindinis tikslas yra supažindinti su pagrindiniu įrankiu atliekant šią techninę analizę. Ir pagrindinis įrankis šitoje vietoje yra NPRO Energy programinė įranga, kuri pasižymi
savo naudojimo paprastumu, nereikia atsisiųsti jokios programinės įrangos ir tai yra iš esmės vartotojų draugiška aplinka. Tačiau ši sistema, aišku, kaip tai nėra visiškai profesionalus įrankis, tai yra įrankis pirminiam planavimui prieš atliekant pirmus, sakykime, galimybių studijos etapus, planavimo etapus ir turint ribotą kiekį duomenų, galima pasiskaičiuoti bendrą situaciją ir susivedus tam tikrus duomenis, gauti tą tiek ekonominę, tiek ir energetinę analizę. Taigi, NPRO. Tai programinė įranga skirta supaprastinti ir paspartinti tradicinį rankinių teritorijų ir energetinių sistemų planavimą. Ji buvo specialiai sukurta ankstyvajam planavimo etapui, kai turima tik ribota informacija apie teritoriją ir energijos sistemą. Tai, kaip ir minėjau, tai yra, čia verta labai pabrėžti, kad ankstyvam planavimo etapui skirtas įrankis, tiesiog jeigu yra idėja, sakykime, ar tai įsivertinti kažkokiu tai vartotojų padidėjimą, šilumos poreikio sumažėjimą, įtaką ekonominiams rodikliams ar kažkokį tai šilumos gamybos technologijos pakeitimą, tai yra puikus įrankis ir paprastas naudojimui. Tai pagrindinis šio įrankio privalumai yra patogi ir intuityvi naudotojo sąsaja, leidžianti greitai pradėti darbą be sudėtingo apmokymo. Rezultatų eksportas į Excel, leidžiantis lengvai peržiūrėti, analizuoti ir toliau naudoti visus skaičiavimo rezultatus. Iš esmės, didelių kažkokių apmokymų šiai programai nereikia, patys programos įrankio kūrėjai suteikia berods 10 vaizdo įrašų po 10 minučių gidus ir tai puikiai veikia žmonėm norintiem pradėti atlikti skaičiavimus su šiuo įrankiu. Labai patogu yra šiame įrankyje kiekvieną skaičių, tiek įvesties, išvesties skaičių galima atsisiųsti į bendrais visiems žinomais ir palaikomais formatais, tiek Excel, CSV, TXT arba net eksportuoti į atskiras modeliką, pavyzdžiui, modeliavimo platformas, nes visų šitų failų formatai yra programoje palaikomi ir užtikrina suderinimą su kitais analizės ir modeliavimo įrankiais. Taip pat galima į šią programą ir laiko eilutes eksportuoti, jeigu, sakykime, yra naudojami specifiniai kažkokie tai suvartojimai energijos ar, pavyzdžiui, norima specifiškai pamodeliuoti tam tikras meteorologinės sąlygas, tą visą padaryti įmanoma. NPRO pasižymi modulinę struktūrą, ją galima naudoti lankščiai pagal konkrečius planavimo poreikius. Visi tarpiniai rezultatai gali būti eksportuojami papildomiam skaičiavimui, o naudotojo prašoma pateikti tik tos įvestinius duomenis, kurie yra būtini konkrečiam skaičiavimui. Žinoma, verta paminėti, kad tai nėra viską numatytaisiais metodais skaičiuojanti tiksliai programa. Norint tikslių rezultatų reikalinga tiksliai vertinti ir savo skaičius. Tai, sakykime, jeigu norim ekonomiką tiksliai įsivertinti, sakykime, pasiskaičiuoti, kad ir tą patį tarifą, kokią įtaką šilumos tarifui būtų, ar koks investicijų skaičius, reikalinga nurodyti technologijų kainas per kilovatą, pavyzdžiui, ir tokiu būdu, turint tiksliai įvesti, galima gauti itin tikslius rezultatus. NPRO labai patogu dalintis projektais su kitais naudotojais, tam nereikia siųstis kiekvienam iš naujo programinės įrangos, perdavinėti didelius failus, sakykime, kietaisiais diskais nešiojamais ir panašiai. Galima užtenka tiesiog pasidalinti, jeigu aš, sakykime, dirbu su šia programa, kolega man atsiunčia savo paštą, aš jį galiu prijungti prie projektų, jisai gali matyti gyvų laikų daromus pakeitimus, rašyti komentarus ar pats viską persiskaičiuoti pagal save. Ir daugiarūšiams energetiniams sistemams reikalingi dinaminiai profiliai, tai įprasti galingumų parinkimo metodai nėra pakankami sistemoms, kuriuose integruoja atsinaujinantys šaltiniai. Čia, kaip ir minėjau, ateina poreikis ir, aišku, yra ir galimybė įsivertinti, sakykime, meteorologinės sąlygas, tokias kaip, nežinau, saulėtumas, vėjo greitis vidutinis per dieną, per mėnesį ir panašiai.
Pavyzdžiui, atsinaujinančios energijos vartojimas savo reikmėms skaičiavimams reikalingi valandiniai duomenys visiems metams. Dėl šios priežasties visi Ampro skaičiavimai atliekami naudojant valandinę laiko skyrą su 8760 laiko žingsnių per metus. Iškart noriu pasakyti, kad pranešime rodysiu ir tą patį pačios programos pasirinkimus, tą vadinamą user interface, tai nebus vien tik tai sausa informacija, taip kaip visą šitą pranešimą ir pradėjau. Taigi, eisiu etapais, nuo ko reikia pradėti ir kaip iki tų galutinių rezultatų daryti. Pradžiai yra projektų sukūrimas. Jei jau esate sukūrę projektą ir Ampro aplinkoje išsaugoję konkrečius parametrus, šios parametrus galite atsisiųsti, eksportuoti kaip vieną bendrą duomenų rinkinį, vieną failą ir vėliau naudoti tą parametrų rinkinį kaip atspirties tašką skaičiuojant ir modeliuojant naujus projektus. Jeigu tai yra visiškai naujas projektas, pirmą kartą skaičiuojamas ir visa informacija yra suvedama pirmą kartą, reikia pradžioje pasirinkti projekto tipą. Tai Ampro projekto tipai yra 3. Galima planuoti ir skaičiuoti ir modeliuoti visą teritoriją, tai įskaitant tiek katilinę. Iš tikrųjų, su šia programa galima ir elektros ūkį modeliuoti, bet kadangi projekto tikslais yra numatyta tik tai iš šiluminės pusės naudoti šią programą, tai tą programoje vadinamą Energy Hub angliškai aš vadinsiu kaip katilinę. Tai yra iš esmės vieta, kur yra gaminama šiluma. Tai teritorija susidaro, sakykime, iš pastatų kompleksų, iš daugiabučių kompleksų, individualių namų, ligoninių ir panašiai, kas jau tenais tam šilumos tinkle yra prijungta, ir iš pačios katilinės, kuri turi atskirą funkciją ir galimybę pasirinkti atskiras technologijas, bet apie tai vėliau. Taigi, vienas iš projektų tipų yra teritorija, kitas yra pasirinkti vieną pastatą, tai čia, sakykime, mes galim modeliuoti tik tai vienam daugiabutį visą situaciją, arba tik tai katilinę, naudojant apkrovų profilius, tai reiškia turint duomenis apie šilumos vartojimą, vartotojų skaičių, šilumos suvartojimą, pikus ir panašiai. Meteorologiniai duomenys gali būti pasirenkami iš plataus miestų sąrašo, tai prieš pradedant kiekvieną projektą ne veltui yra vienas iš pirmųjų pasirinkimų po projekto tipo reikalinga pasirinkti vietovę. Vietovę pasirinkam tam, kad yra pritaikomi numatytieji meteorologiniai duomenys, jie yra galbūt agreguoti didžiąją dalim, tačiau jie ganėtinai tiksliai atitinka situacijas ir imamas ne 1 metų vidutinės vertės, bet per ilgesnį laikotarpį, taip gaunamas pakankamai tikslios vidutinės vertės. Taigi, išsaugoti meteorologinį, aišku, galima naudoti programos numatytosius duomenis, tačiau galima esant poreikiui, esant specifiniam scenarijam, užmaitinti programą ir savais duomenimis, kurios galime atsisiųsti iš meteorologinių stočių. Pasirinkus tinkamą projekto šabloną, nuo pat pradžių galima ženkliai sutaupyti laiko, pasirenkant patį modeliavimo principą, tai pavyzdžiui, šilumos tiekimui galima pasirinkti aukštą temperatūrį šilumos tinklą, žemę temperatūrį, iškart 5-osios kartos centralizuotos šilumos tinklą ar vėsinimo tinklą. Galima, turint pastatų kompleksą, galima vienam ar kitam pastatui pasirinkti decentralizuotus oro ar grunto šaltinio šilumos siurblius. Taip pat galima modeliuoti ir mikrotinklus elektros pagrindų, kuomet tai sistema veikianti elektros pagrindų be šilumos tinklų. Galima skaičiuoti ir vėsinimo tiekimo. Aišku, mūsų projekto rėmuose vėsinimas nebuvo skaičiuojamas, tačiau yra tokia galimybė. Šis išankstinis pasirinkimas automatiškai priskiria projektui atitinkamą parametrų ir duomenų rinkinį. Taigi, kaip minėjau, galima šioje programoje apsibrėžti pastatų kompleksą. Ši programa, jos vaizdas atrodo štai taip.
pasidarysiu, kad matytųsi. Ši programa turi interaktyvų žemėlapį. Ir mes tame žemėlapyje, aišku, kai pasirenkam, kaip minėjau, šalį, miestą, galim susirasti reikalingus pastatus, sakykime, turint vis tiek, atliekant šios skaičiavimus, reikia turėti šilumos tinklą, reikia turėti vartotojų adresus ir panašiai. Ir kiekvieną pastatą galima susirasti interaktyviam žemėlapį ir juos tiesiog paprasčiausiai spausdami Define Area for Data Retrieval apsibrėžti ir tokiu būdu atsisiųsti apie juos duomenis. Tai atrodo maždaug taip. Paspaudžiam šį mygtuką, apsibrėžiam visą mūsų dominantį pastatų kompleksą ir galima atsisiųsti tokius duomenis apie šios pastatus iš pačios programos. Ir ši programa turi numatytasias reikšmės tiek pastatų plotui, tiek šilumos suvartojimui. Ir verta paminėti, kad šilumos suvartojimas gali skirtis akivaizdžiai dėl, sakykime, renovuotas pastatas ar ne, tai gali būti šiek tiek pasenę duomenys arba ganėtinai nauja renovacija. Dėl to šilumos suvartojimas, tas santykinis išverčiamas per kvadratinį metrą, gali šiek tiek nebūti tikslus, tačiau programa ganėtinai tiksliai prognozuoja pastatų šildomus plotus. Ir tai iš esmės yra stebinantis dalykas, nes, pavyzdžiui, apsibrėžus 9-aukštį yra pataikomas šildomas plotas apie 50-100 kvadratinių metrų, kas iš tikrųjų ganėtinai didelis yra tikslumas pagal numatytas vertes. Bet, aišku, skaičiuojant, atliekant jau tokį tikslesnį modeliavimą, žinoma, kad reikia gauti tikslės vertes, taip gauti tikslius rezultatus. Bet jeigu net ir, pavyzdžiui, į šį susitikimą yra pakviestas keletas studentų su mintim, kad galbūt jiem padės ši programa, nežinau, paskaičiuoti tam tikrus dalykus baigiamiesiam projektam, tai manau, kad baigiamo projekto tikslais, tais mokymosi tikslais, tai ganėtinai yra tos numatytosios vertės ganėtinai tikslios. Taigi, naudodamės Define Area, apsibrėžiam, paspaudžiam Click here to load data ir yra atsiunčiami visi duomenys apie apibrėžtus pastatus. Kiekvieną iš jų šį pastatą galima paspausti atskirai ant jo ir gauti informaciją arba papildyti, patikslinti informaciją apie kiekvieną iš šių pastatų atskirai. Vienas iš modeliavimo principų yra atsikartoti esamą situaciją. Sakykime, projekto rėmose, Low2High projekto rėmose atlikdami techninės analizės, mes bendradarbiavom su įmonėmis ir gaunam tikslius, sakykime, pastato plotus, šilumos suvartojimus. Ir yra du būdai, kaip prieiti prie to modeliavimo ir kaip jį atlikti teisingai. Visada reikia tą pradinę situaciją atsikartoti tokią, kokia yra pastaraisiais metais arba geriausia ten vidurkis per keletą metų. Jeigu mes atsikartojam dabartinę situaciją, gaunam parametrus artimus mūsų žinomiems, tai galima, pavyzdžiui, atsispirti nuo bendro šilumos suvartojimo CŠT tinklo, nes tokius duomenys turim. Galime pasižiūrėti tą patį šilumos tarifą, kuris iš esmės kaip parametras apibūdintis ekonomikos tokį kokybę skaičiavimo, galima nuo to atsispirti, nes jeigu bus kažkur padaryta klaidų arba duomenys bus netiksli, tai neatspindės realios situacijos. Ir vienas iš būdų yra kiekvieną pastatą atskirai susivesti tiek jų šildomus plotus, tiek dar kažką. Tačiau čia yra gudrybė, galime paimti visus pastatus, jiems, aišku, plotus susivesti teks jau vis tiek atskirai, bet jų suvartojimą galima naudoti santykinį. Tam, kad jeigu aš įvesiu, turėdamas kvadratinį metrų skaičių, jeigu aš susivesiu, pavyzdžiui, ten kiek kvadratinis metras suvartoja šilumos per metus, sakykime, tiek karštam vandeniui, tiek šilumos šildymo sezonų metu, aš gausiu tą patį skaičių. Ir prie jo pridėdamas nuostolius turėsiu ganėtinai tikslę situaciją.
Tai yra vienas iš būdų naudoti tokius vidutinius duomenis, agreguotus duomenis, tačiau atkartoti realią situaciją. Kur šio metodo trūkumas, nes jisai daug prastesnis negu kiekvieną pastatą, būna šilumos tinklų, tikrai patys puikiai suprantat, su begalėm pastatų, šimtais ir daugiau. Toks vidutinių duomenų įvedimo metodas, jisai šiek tiek apriboja, pavyzdžiui, daryti scenarijus, kur jeigu yra numatytas tam tikro kvartalo, numatyti renovacijos darbai. Aš turėdamas tikslias vertes, kiekvienam pastatui suvestas atskirai, aš galiu apsibrėžti, sakykime, keletą pastatų ir imituoti jų renovaciją, tai reiškia sumažinti kažkiek tai procentų jų suvartojimą ir žiūrėti, kokia to įtaka tai pačiai ekonomikai. Jeigu aš turiu visiems vidutinius, to automatiškai padaryti negaliu, nes santykinai tai bus ne tas pats sumažėjimas, kaip turint tikslius skaičiavimus. Tai va tokios gudrybės ir šios gudrybės toks trumpas minusas. Taigi, apsibrėžus visus pastatus, mes atsisiunčiam duomenis apie juos, jie tampa aktyvūs mūsų programoje ir tada reikia projektuoti šilumos tinklą. Šilumos tinklas, aišku, yra projektuojamas arba naujas, arba pagal esamą situaciją, kaip minėjau, bandant atsispirti nuo realių duomenų. Tai pagal turimus šilumos tinklo planus galima brėžtis patį šilumos tinklą, spaudinant mygtuką Draw Pipe. Nusibrėžus šilumos tinklą galima kiekvienos atkarpos diametrą pasirinkti atskirai ir tokiu būdu vėlgi atkartoti realią situaciją. Tada galima šiuo mygtuku esančiu kairėje pažymėti visus pastatus ir paprasčiausiu būdu paspausti Connect to Network. Ir kiekvienas pastatas atskirai bus prijungtas prie šilumos tinklo. Turint šilumos tinklo schemą, galima dažnai pamatyti, kad programa netiksliai numato prijungimą, dėl to, kad, aišku, paprasčiausiai ima trumpiausią atstumą, kas ne visada būna tiesa. Ir šitoje vietoje galima kiekvieną iš šių jungti užžymėti atskirai, parinkti jos diametrą pagal planą arba ją tiesiog ištrinti ir pridėti prijungimą vamzdžius nutiesti ten, kur jų reikia. Tai šitas Connect to Network, jisai tiesiog visus sujungia. Na, jau norint tikslesnio paskaičiavimo, reikia tą daryti rankiniu būdu. Tada, kai mes suprojektuojam šilumos tinklą, reikalinga parinkti pačią katilinę ir jeigu mes turim, sakykime, pastatą, kurį galima vėlgi apibrėžti su Define Area for Data Retrieval funkcija, mes galime apsibrėžę ją atsisiųsti tą pastatą arba jeigu, sakykime, projektuojama katilinė galbūt visai naujoje vietoje, mes galim paimti ir spausti Draw Building, apsibrėžti kažkokį tai kvadratą ar kad ir kokią tai formą šitoj vietoj katilinę ir parinkti jos tiek šildomą plotą, parinkti jos tiek plotą ir atstumą ir panašius dalykus. Šioje vietoje pavyzdyje buvo naudojama, šioje vietoje buvo nubrėžiamas irgi Draw Building funkciją naudojant nubrėžiama katilinė per patį centrą, tai yra pavyzdys paimtas iš pačio MPro puslapio. Taip pat. Ir nusibrėžę ar pasirinkę pastatą, mes turime paspausti Select as Energy Hub ir tada automatiškai programa traktuoja tai kaip katilinę. Toliau. Trečias etapas – pastatai. Sukūrus teritoriją pavienius pastatus galima pasirinkti, o individualius pastatų duomenis peržiūrėti arba tiesiog redaguoti naudojant funkciją Edit Building. Taigi aš grįžtu į praeitą skaidrę, paspaudus ant pastato, galima spausti šį raudoną mygtuką Edit Building ir suvesti visus reikiamus duomenis. Šitoje vietoje aš vėliau skaidrėje, aišku, apžvelgsiu visus parametrus, kuriuos galima keisti, bet dabar einant iš eilės, matom, building name. Galima pasivadinti pastatą palei adresą, kas šiaip yra tiesiog patogiausia. Tada reikalinga apsibrėžti floor area. Šitoj vietoj programa MPro jinai pateikia numatytą vertę,
kuri, kaip minėjau, ganėtinai tiksli, aišku, siekiant tikslesnių rezultatų reikia tikslinti. Tada reikalinga parinkti building type. Šioje vietoje parinktas residential, tai yra gyvenamojo pobūdžio, ir yra subtype, pastato potipis, sakykime, kad gyvena single family house, kad viena šeima gyvena name. Ir gal skaičiavimo rezultatam tai tikslumo ir neprideda, tačiau suteikia galimybę klasifikuoti, sakykime, ar tai suvartojimus, ar tai dar kažkokius kitus rezultatus, būtent pagal gyvenamą pastato pobūdį. Sakykime, jeigu mes turim ten prekybos centrus, darželius, galim šilumos tinkle nieko nespausdami suklasifikuoti pagal tipą ir žiūrėti, kokios suvartojimo tendencijos yra būtent šios grupės pastatų. Tada galima prieiti prie Energy Demands. Mes šitame lauke interaktyviame žemėlapyje atliekam šilumos poreikio modeliavimą ir automatiškai kiekvienam pastatui, kaip minėjau, yra numatytosios vertės. Vat, sakykime, čia matau pagal pasirinkimą, kad tai yra metinis poreikis parinktas ir specific space heating demand, tai yra parinktas santykinis dydis, tai kilovatvalandės energijos reikalingos kvadratiniam metrui per metus. Taip pat galima parinkti ir karšto vandens suvartojimą. Vienas iš paprastesnių būdų, naudojant daugiau tokį agreguotą priėjimą, tai yra parinkti šią varnelę uždėti, tai yra Annual Demand Includes Hot Water Demand. Ir tiesiog paprastai šitoje vietoje įsivesti Share of Total Heat Demand, tiesiog paprastą procentą. Tai gaunamas toks daugiau vidutinis karšto vandens vartojimas, tačiau jeigu mes turim tikslius skaičius, galima tiesiog pasižymėti Total Annual Demand, tai yra vidutinis metinis poreikis, ar tiesiog poreikiai litrais, poreikiai vatvalandėm į kvadratinį metrą, čia jau pagal galimybės ir pagal turimus duomenis. Taigi, kitas būdas apibrėžti visus pastatus vienu metu, naudoti mygtuką Upload GIS Data. Šiuo atveju pastatų duomenys gali būti importuojami įvairių failų formatais ir tada rankiniu būdu įvesti nieko nereikia, tiesiog programa pripažįsta ir kitus formatus. Galbūt kartais reikės kažkokiu tai vienokiu ir kitokiu patikslinimų, tačiau tai yra sudaroma galimybė interaktyviai naudoti ir kitas skaičiavimo, modeliavimo platformas ar kažkokiu tai duomenų rinkinius. Naudojant funkciją Edit Building, papildomi pastatų parametrai gali būti rankiniu būdu įvedami arba koreguojami, įskaitant, kaip ir rodžiu, adresą, bendrojo ploto reikšmę, aukštų skaičių, pastato aukštį, statybos metus, stogo tipą. Taip pat ir pačio pastato tipą galima parinkti, kaip minėjau, gali būti gyvenamas pastatas, biurų pastatas, mokykla, prekybos objektai, yra begalės skirtingų pastatų tipų ir tai yra vertinga labai darant kažkokias tai analizės ir klasifikuojant pagal pastatų tipą. Čia matoma, galima užeiti į tokį, kaip sakyt, advanced meniu, kur yra, galima susivesti daugiau šiek tiek, ne tai, kad daugiau, bet tos pačius duomenys, kuriuos prieš tai minėjau, tai yra aukštis ir panašiai, tai šis langas atrodo būtent taip. Ir tada mes matom, iš kur yra paimti duomenys, jeigu tai yra OpenStreetMap, būtent tai interaktyvus žemėlapis, tas įrodoma, jeigu yra įkeliama savo duomenys, čia yra tas parodoma. Taigi, pasirinkimai, kaip matot, pastatų tipų ir potipių yra labai dideli. Ir tada galim pereiti prie patalpų šildymo. Kiekvieno pastato patalpų šildymo poreikis gali būti nustatomas skiltyje Space Heating, pasirinkam vieną iš skirtingų skaičiavimo metodų. Tai gali būti metinis šilumos poreikis, šilumos apkrova, šiluminė apkrova ir metinis šilumos poreikis. Jeigu metinis šilumos poreikis apima ir karšto vandens, tai kaip minėjau, uždedam lentelę, čia pirmiausia, įdomiai gavosi, pirmiausia parodžiau
kaip programoje tą nustatyti ir dabar visas tas galimybės, aišku, išvardinu. Tai aš šitoje vietoje tikriausiai nesikartosiu, bet galbūt paminėsiu tą, ką pamiršau. Tai pavyzdžiui, kad yra tiekiamo termofikato temperatūra gali būti, reikalingas, pavyzdžiui, karšto vandens temperatūra, kas viskas iš esmės yra naudinga siekiant tikslių skaičiavimo rezultatų, arba tokie parametrai kaip, sakykime, labai aukštas paduodamo termofikato temperatūra gali sueiti į, pavyzdžiui, šilumos nuostolius, nes jie irgi yra įvertinami. Bet apie šilumos nuostolių įvertinimą parodysiu šiek tiek toliau. Taip pat galima ir įsivertinti ir pagal dienolaipsnius paduodamo termofikato temperatūrą, tas leidžia dar tiksliau atlikti skaičiavimus. Tai va, karšto vandens poreikis, kaip įrodžiau, gali būti įvedamas metinis poreikis, paros poreikis įvairiais vienetais, santykinis ar absoliutus litrais, ir dalis nuo bendro šilumos poreikio, tai taip atrodo rezultato lentelė jau suvedus poreikius. Taip pat galima šitoje programoje viską atkartoti grafikais, vizualizuoti grafiniais metodais, tai čia tiek šilumos vartojimą, tiek, pavyzdžiui, tą patį karšto vandens poreikį, arba, pavyzdžiui, pasirinkus pastato tipą, sakykime, mokyklos ar daugiabučiai, gauti šios blankiai parodytus, kad vaizdavimo būdus, tai yra metinis profilis, mėnesinis reikšmės, mėnesinės trukmės kreivė ar šilumos žemėlapis. Taigi, tada pereinam prie šilumos tinklų. Ir šitoje vietoje vis dar mes esame interaktyviame žemėlapyje, ten yra mygtukas Heating Network Settings ir tenais galima sukonfigūruoti šios tinklo parametrus. Tai šilumos nuostolius, tinklo temperatūra, kuri gali būti, kaip minėjau, pastoviai kintama arba nustatoma pagal dienolaipsnius. Tada projektavimo metodai gali būti keli, tai pagal metinius profilius arba šiluminę apkrovą. Ir Heat Network skiltis atrodo štai taip. Čia gali būti įvertinami trasos nuostoliai. Dabar kaip tas trasos nuostolių įvertinimas vyksta? Iš tikrųjų, pagal diametrus, pagal šiluminius parametrus laidumo ir panašiai yra įvertinta, pagal izoliaciją yra įvertinami nuostoliai. Tačiau, kadangi programa vis tiek nėra tobulai tų nuostolių nesuskaičiuos, galbūt sunku įvertinti šiluminės trasos, tą, kaip čia, senėjimo visus faktorius ir panašiai. Dėl to skaičiuojamas šilumos nuostolių skaičius, tas bendras metinis, sakykime, ar tai ten sezonai, jisai gali būti netikslus. Ir šitoje vietoje nėra taip, kad čia yra ranka įvedami tie nuostoliai, bet čia yra skaičius, kuris būtent, pavyzdžiui, gaunama yra 10%. Ir matom, kad mažai. Tai šitoje vietoje 20% galima padidinti nuo tos skaičiuojamosios vertės ir taip gauti ganėtinai tikslę pagal tos pačios šilumos tiekimo įmonės pateikiamus duomenis. Štai čia galima paduodamo vandens temperatūrą, grįžtamo vandens temperatūrą parinkti ir panašiai. Tada suprojektuoto šilumos tinklo skaičiavimas. Kuomet mes susivedam visus duomenis apie pastatus, visus tiek vamzdžių diametrus, tiek visą kitą informaciją, ką tik pristačiau, mes galime spausti mygtuką Calculate District. Ir tada atsiranda galimybė realiai tam pačiame žemėlapyje vizualizuoti tos įvesties parametrus arba šilumos poreikį. Kaip matot, spalvomis yra išskirstyti vamzdynų diametrai. Taip pat kiekvieną pastatą gali matyti tiek spalvomis, tiek ir absoliučiomis vertimis suvartojimo pastato. Matom, kad raudonai pažymėti yra daugiau suvartojantis pastatai, žaliai yra mažai suvartojantis pastatai ir visas šitas labai puikiai tinka rengiant įvairius pristatymus,
arba galų galiai įtraukiant į tą pačią techninę analizę. Taigi, pasirinkus funkciją Calculate District, teritorija suprojektuojama pagal įvestus duomenis, o šilumos tinklas automatiškai atnaujinamas žemėlapyje. Čia verta labai paminėti, kad jeigu yra suprojektuojamas tinklas, subraižomi visi vamzdžiai, parenkami pastatai, kol mes nepaspaudėm Calculate District, tol programa neužsaugo projekto. Ir čia yra jau iš patirties ateinantis pastebėjimas, nes esu praradęs skaičiavimą. Tai tiesiog tokia, nėra šitoje programoje save mygtuko, yra Calculate District ir jis tada užfiksuoja ir jau nebepameta skaičiavimą. Tai va, MPro automatiškai parenka vamzdynų diametrus, jeigu mes rankiniu būdu jų neparinkom. Tada pagrindinėje sąsajoje skiltyse Buildings ir Heating Network galima pasirinkti vizualizuoti įvairius parametrus žemėlapyje, taip pat juos ir koreguoti. Tai šitoje vietoje yra Heat Network ir yra šiek tiek žemiau yra pasirinkimai, čia nuotraukoje gaila nesimato, bet būtent informacija apie pastatus, apie šilumos tinklą ir tenais galima tuos skaičius atsivaizduoti grafiškai. Dabar kokie pastatų ar šilumos tinklo parametrai gali būti atvaizduojami pačiame žemėlapyje, dar net nedaėjus iki skaičiavimo rezultatų ir technologijų parinkimų. Taigi, pastatų duomenys. Pastatuose, ten, kur matėm suvartojimus pavyzdyje, vietoje suvartojimų gali būti atvaizduotas naudingasis plotas, bendrasis plotas, pastato tipas, prijungimas prie šilumos tinklo, pastato pavadinimas, adresas, gatvė, ką norim, kurios turim parametrus, tuos galim užsidėti ir prie pastato ar ant pastato bus jie pateikiami. Tada, kaip matėt, šilumos poreikis, jisai gali būti tiek patalpų šildymui, tiek karštam vandeniui, tiek tiekimo temperatūrai ir tai sudaro tokias, sakau, praktiškai neribotas galimybės atvaizduoti mūsų skaičiavimus. Tada vėsinimo poreikis gali būti elektros energijos poreikis, papildomi pagrindiniai rodikliai, kurie gali būti, pavyzdžiui, šilumos suvartojimas ar panaudojama atliekinė šiluma, kas šio projekto rėmuose yra akivaizdžiai labai aktualu. Ir gali būti taip pat atvaizduojami ir šilumos tinklo duomenys, kaip pavyzdžiui mes matėm praeitoje skaidrėje vamzdyno diametrus. Čia galim vietoj tų diametrų užrašyti tiek ir slėgio nuostolius, kurių programa dabar turi beta versiją, tai nėra visai tinkama programa hidraulikai skaičiuoti, tačiau jau lyg tai programos kūrėjai deda pirmus žingsnius, kad visgi būtų galima. Projektinė galia, turinis debitas, srauto greitis ir kiti parametrai, kurie gali būti aktualūs atliekamoje analizėje. Na ir patys modeliavimo rezultatai, tai tiesiog perduotas šilumos kiekis, šilumos nuostoliai, tiekimo temperatūra, grįžtamo temperatūra, srauto ar tiesiog turinis debitas. Tai šis interaktyvus žemėlapis ganėtinai patogiai suteikia galimybę tiesiog ekrano vaizdais atvaizduoti mūsų skaičiavimo arba įvesties rezultatus ir duomenis. Taigi, pereinam prie rezultatų. Teritorijos skaičiavimo rezultatai pateikiami po žemėlapių skiltyje Summary, tiek lentelių pavidalu, tiek grafiškai su galimybė lanksčiai vizualizuoti profilius. Taigi, jeigu mes turim, sakykime, modeliuojam šilumos poreikį, galima viską išskirstyti į atskiras dedamasis. Sakykime, jeigu mes turim bendrą šilumos poreikį, jisai gali susidėti iš, atsiprašau, ne ten buvau užvedęs, jisai gali susidėti tiek iš patalpų šildymo poreikio, karšto vandens, įvertinant nuostolius, kurie yra štai šitoje vietoje. Ir kiekvieną dedamąją galima matyti labai patogiai skiltyje results. Tas pats, aišku, ir su vėsos tiekimu, kuris, aišku, šio projekto rėmuose nėra aktualus. Ir papildomai galima grafiškai vizualizuoti profilius diagramų pavidalu. Čia panašiai kaip ir rodžiau prieš tai, galima 4 tipai, tai yra mėnesinės reikšmės, metiniai profiliai, metinė trukmės kreivė ir šilumos žemėlapis. Tada skiltis Heat Network apibūdina šilumos trasą, tai čia galima matyti tokius parametrus kaip
trasos ilgis, jungčių skaičius ir panašiai. Taip pat grafiškai galima atsivaizduoti, kokio ilgio, tiksliau, kokio diametro, kokio ilgio vamzdynų yra būtent mūsų projektuotame ar skaičiuotame šilumos tinkle. Na ir kaip minėjau, slėgio nuolat toliai ne šilumos, o siurblių veikimas taip pat yra beta versija, tai artimiausiu metu bus galima skaičiuoti. Galima pereiti iš šilumos trasos prie pačių pastatų. Čia atsiranda galimybė išklasifikuotus pastatus turėti atskirai. Pavyzdyje yra vien gyvenami pastatai, tačiau jeigu mes turėsim mokyklas, darželius, prekybos centrus ar kitos paskirties, nežinau, ofisus ar dar kažką, mes galėsim matyti, kokie plotai yra šių atskirų grupių, šildomi plotai ir galų gale tie patys šildomi su šilumos poreikiai atskiroms grupėms. Tai va, Install Technologies čia gal šiek tiek užbėgam įvykiams už akių, bet vėliau mes pereidami į skiltį Energy Hub, tai yra projektuojant mūsų katilinę, mes galim parinkti technologijas ir tenais vyksta tiek ir reikiamos galios įvertinimai ir panašiai procentaliai, koks šilumos poreikis padengiamas, tą visą pamatysit vėliau. Taigi, Enpro programoje galima atsisiųsti visus pastatų ir tinklo trasų skaičius, sąrašus, apkrovų profilius bei duomenis. Rezultatų atsisiuntimas atliekamas paspaudus mygtuką Download. Galima pasirinkti įvairius duomenų rinkinius. Pavyzdžiui, pastatų sąrašą, trasų sąrašą, kaip minėjau, ten palei ilgį, pagal diametrą, pagal jungtis ir panašiai. Apkrovų profilius, geoduomenis, jeigu yra tokie naudojami. Ir GeoJSON failas gali būti naudojamas teritorijos geoduomenims, importuojant į QGIS, o apkrovų profiliai gali būti toliau apdorojami pasirinktose aplinkose, ar tai būtų Excelis, ar tai būtų Modelika platforma, kuri skirta šiek tiek pažangesniem šiluminių trasų modeliavimui, ar kitose platformos. Taigi, taip atrodo data export skiltis, paspaudus mygtuką Download, kaip ką tik minėjau, pasirenkam, ką norim eksportuoti, pasirenkam failo tipą ir programa leidžia be problemų atsisiųsti, dalinti su kitais ir panašiai. Taigi, šilumos gamybos objektas Energy Hub ir jo grafinis atvaizdavimas. Dabar mes visą, ką prieš tai šnekėjome, tai lietė šilumos tinklo ir vartotojų projektavimą. Ir čia mes perinam į tą gamybos pusę, kur galim pasirinkti, kaip mes sumodeliavę tą poreikį šilumos, kaip mes tą poreikį padengsim. Ir grafinėje šilumos ir elektros poreikio padengimo apžvalgoje skirtingų technologijų komponentai gali būti pasirenkami ir sujungiami su energijos tinklu. Tokiu būdu elektros energijos poreikis gali būti padengiamas iš įvairių šaltinių, tokių kaip saulės elektrinė, saulės energija, vėjo energija ar tiesiog elektra naudojama iš elektros tinklų. O šilumos poreikiai patenkinti gali būti naudojamos įvairios technologijos, įskaitant saulės šilumos kolektorius, šilumos kaupimą naudojant įvairias talpyklas, oro šaltinio šilumos siurblius, oras, vanduo, kogeneracinės jėgainės, elektrinius šildymo elementus, elektroninius katilus, kas veikiausiai tampa vis labiau įdomu. Atliekinės šilumos šaltinius, pavyzdžiui, nuotekų šilumą, duomenų centrų šilumą, ežerų ar upių vandenį. Taigi, sekančioje skaidrėje taip atrodo visi galimi technologijų pasirinkimai. Ir čia mano praeitoje skaidrėje paskutinėme punkte atliekinės šilumos šaltinių įvertinimas yra šiek tiek specifiškas ir galbūt netoks intuityvus, kaip pasirenkant kitas technologijas. Šiek tiek prasiplėsiu. Sakykime, jeigu mes turim netoli šilumos tinklo kažkokį tai, sakykime, upę ar nuotekų valymo įmonę, šitoje vietoje nėra tokio pasirinkimo, kur mes pagal pagrindinius parametrus galėtume įsivertinti, kiek šilumos gali būti panaudota iš
patiekta iš to atliekinės šilumos šaltinį. Šitoje vietoje mes, sakykime, turint nuotekų valymo įmonę, vandenvalos įmonę, galim gauti iš jos pagrindinius parametrus, tai kaip yra temperatūra fluido ir debitas. Ir būtent turėdami pagal, aišku, terpę, temperatūrą, debitą mes galim susiskaičiuoti tą galią ir pagal tai jau tada naudodami, projektuodami, sakykime, tą patį šilumos siurblį, modeliuoti, kiek galima šilumos poreikio pasidengti būtent iš to įrenginio ir čia vat yra pasirinkimas Heat Cold Source. Be šitos galimybės technologinis pasirinkimas, kaip matot, yra didelis. Sakykime, jeigu mes turim kažkokį tai šilumos poreikį, jį, sakykime, Lietuvos atveju galima, pavyzdžiui, skaičiuoti, kad padengiamas didžiąją dalim iš biokuro ir tada galima į sistemą įjungti oras, vanduo, šilumos siurblį, jį užmaitinti arba iš elektros tinklo, arba iš PV, jeigu yra tokia galimybė, ar tai pasirenkant vėjo energiją. Ir kiekvienam iš šitų pasirinkimų reikalinga įvertinti tikslus skaičiai. Sakykime, kad ir toj pačioj šilumos talpyklai reikia įvertinti jos dydį, žinoma, kiek laipsnių jinai, kokiose laipsnių ribose varijuoja tenais kaupiama šiluma ir panašus parametrai. Tai, sakykime, kiekvieną technologiją galima konfigūruoti individualiai. Čia pasiemam oras, vanduo, šilumos siurblį ir matom, kokius parametrus galime šitoj technologijoje keisti. Šitoje vietoje galima nustatyti vidutinį metinį kopą, naudingumo koeficientą. Galima jį nustatyti ir, pavyzdžiui, pagal laikinius duomenis arba ten priklausomai nuo temperatūros. Yra tokia galimybė užmaitinti programą savo duomenimis sugeneruotais, suskaičiuotais ar tiesiog gautais iš šilumos tiekimo įmonių. Ir šitoje vietoje mes pažymim, kam bus naudojamas šilumos siurblys, tai ar tai tik tai šilumai ar ir vėsos tiekimui, tai šiuo atveju išimtinai turbūt projekto rėmuose yra skaičiuojamas tik tai šilumos tiekimui naudojami šilumos siurbliai. Taip pat šitoje vietoje yra nominal capacity. Mes galim, kaip veikia šitas technologijų parinkimas. Mes galim parinkti, kad mes naudosim šilumos siurblį, sakykime, šilumos poreikio padengimui, ar ten karšto vandens ruošimui, kas turbūt Lietuvoje yra aktualiau vasaros metu. Tai šitoje vietoje galime nustatyti pagal galimybės galingumo ribas. Mes galime nustatyti, kad, pavyzdžiui, šilumos siurblys gali būti nuo 100 ten iki 300 kW šiluminis galios. Tai ir tada programa atliekant, vėliau paaiškinsiu galbūt detaliau tą optimizavimą, bet pasirinkus keletą šilumos generavimo technologijų, programa atsižvelgiant į kelis pagrindinius parametrus, kuriuos įvardinsiu vėliau, jinai atlieka optimizaciją ir parenka galią pagal tuos aktualius parametrus. Ir šitoje vietoje paspausdami Define Optimization Interval mes galime ją šiek tiek įsprausti į tokius rėmus ir kad galia parinkta būtų iš mūsų nurodytos galios diapazono. Taip pat yra Operation Restrictions, kas jeigu mes neapibrėšim veikimo sąlygų, mes automatiškai gausim, programa tikrai nevertins, nors ir vertins meteorologinius duomenis, jinai nevertins veikimo efektyvumą, pavyzdžiui, šilumos siurblio ir mes pamatysim, kad ten, nežinau, sausį šilumos siurblys savo puikiausiai gamins elektrą, naudodamas, nežinau, turbūt kopą vienetą ir vien elektrą. Ir šitoje vietoje mes galime apsibrėžti ne tik procentaliai, kiek šilumos poreikio gali padengti šilumos siurblys, bet ir, pavyzdžiui, jo veikimo, kada jisai pradeda veikti. Sakykime, jeigu mes norim, kad jisai veiktų tik tai esant 5 ar 10 laipsnių lauko temperatūrai, mes tą galime parašyti, kad šis šilumos generavimo įrenginys veiks tik tai esant virš 10 laipsnių lauke. Taip pat galima apsiriboti, galbūt nepaisant temperatūros lauko, bet, pavyzdžiui, ne šildymo sezono, bet sakykime, galime ir pagal šildymo, nešildymo sezoną apsibrėžti.
Jeigu, sakykime, yra šildymo sezonas, mes nenorim, kad šilumos siurblys veiktų, nes mes jį esam suprojektavę, arba tiksliau vertinam galimybės įsidiegti šilumos siurblį tik tai vasarą esant karštam vandeniui, tik tai vasarą ruošiant karštą vandenį. Visas šitas galimybės galime nusimatyti kaip sąlygas, kaip kraštinės sąlygas, būtent vertinant veikimo principą. Tada galime prieiti prie šiek tiek ekonomikos įvertinimo, kuomet paspausdami mygtuką Technology Costs galima nustatyti taikomų technologijų kaštus. Ir čia reikalinga ar tai iš, kažkokių komercinių pasiūlymų, ar tai iš šilumos tiekimo įmonių patirties, ar tiesiog žinant iš savo patirties tos skaičius, kiek atskiros technologijos kainuoja. Čia absoliutų skaičiai, eurai per kilovatą, tikriausiai nėra labai teisingas pasirinkimas, nes, žinoma, didėjant įrenginio galiai, automatiškai ekonomika darosi dėkingesnė, tačiau žinant maždaug kokius, jeigu mes kaip praeitoje skaidrėje rodau, mes apribojam kažkokias ribose, galima ganėtinai tiksliai pataikyti ir skaičiuojant tą ekonomiką. Tai čia įsiveda, sakykime, kaina eurai per kilovatą, tada nusimatomas kiek tarnavimo laikotarpis ir įsivedami eksploatacinės išlaidos. Čia skaidrėje yra pateikiami pasirinkimai pagal seną versiją. Jau dabar naujoje versijoje galime matyti pasirinkimą varnelę uždėti, kad šis įrenginys projektuojamo katilinėje jau yra. Ir tada reikia įsivertinti, bent jau preliminariai, kiek metų jis yra naudojamas, tai reiškia, kiek metų liko iki kol reikės atlikti, kapitalinį remontą ar iš vis pakeitimą. Ir tai leidžia dar tiksliau skaičiuoti ekonominius rodiklius. Taigi, dabar pereisiu prie tos technologijų galios optimizavimo. Ir kur minėjau, jeigu mes parenkam kažkokias tai ribas, kur minėjau nuo 100 ar 300 iki 300 kW šilumos siurblį, pagal ką yra parenkamas programos, kaip programa parenka tą galę, kuri yra naudinga. Tai žinoma, visada atsižvelgiant į meteorologinius duomenis pagal žemą temperatūrą ir skaičiuojamas yra pikinis poreikis, pagal tai yra renkama technologijų galia tam, kad būtų padengiamas tas pikinis poreikis, sakykime, esant šaltai žiemai. Tai šitoje vietoje, jeigu mes kaip papildomą technologiją diegiam, sakykime, kad katiliniai stovi biokuro katilas, mes siūlome įsidiegti oras vanduo šilumos siurblį, mes nurodėm jam ribas, pagal ką galia bus parenkama, tai atsižvelgiant pasirinktinai tuos optimizavimo kriterijus. Tie kriterijai yra jų keletas, tai pavyzdžiui, dabartinė grynoji vertė, metinės bendrosios sąnaudos, multifunkcinė optimizacija, čia jau taikant kelis parametrus žiūrint, grynoji dabartinė vertė ir CO2 emisijos, gali būti vertinamas tik tai CO2 emisijos ir, aišku, jų mažinimas, minimalus elektros energijos pirkimas iš elektros tinklo. Tai šitoje vietoje, skaičiuojant ir rengiant galimybių planus, mūsų kaip projekto nuomonė yra teisingiausia nuspręsta naudoti multifunkcinę optimizaciją, kuomet yra vertinama grynoji dabartinė vertė ir CO2 emisijos. Dabar pabandysiu paaiškinti, kodėl yra toks pasirinkimas naudojamas. Iš esmės, grynoji dabartinė vertė yra ta tokia ekonominė prasme atitinkantis rodiklis, o CO2 yra ekologinė prasme atitinkantis rodiklis. Čia plačiaja prasme. Tai šitoje vietoje mes puikiai visi turbūt žinom, kad ekonomika ir ekologija eina atskirais keliais. Kuo technologija yra ekologiškesnė, tuo natūraliai jinai brangesnė. Ir čia šitoje vietoje taikant du šios parametrus, technologijos galia ir, aišku, automatiškai investicinis poreikis yra parenkamas taip, kad būtų atsižvelgta ir į kainą įrenginio, ir į CO2 emisijas. Tai reiškia, kad nebus visiškai mažinama CO2, nepaisant kainos ir atvirkščiai, nes tokiu atveju mes turbūt visada mes turbūt niekada neturėsim galimybės pasiūlyti, sakykime, tos pačios žemo potencialo
energijos išteklių. Tai toks yra optimizavimas, taip tos galios yra parinkamos. Ir paspaudus mygtuką Size Technologies pradedami skaičiavimai atsižvelgiant į visus nustatytus parametrus, sąnaudas ir parinktą optimizacijos tikslą. Prieš pradedant skaičiavimus, mes turim langą Dimensioning of Technologies. Čia yra, gali būti nurodytos tos vertės, tiek mūsų nustatytos tos optimizavimo ribos. Sakykime, čia pavyzdžiui atveju yra nustatyta, kad ne mažiau 10 000, tiksliau, ne daugiau 10 000 kW saulės elektrinė gali būti. Tai tokia viršutinė riba. Pavyzdžiui, čia daugiau tų ribų nenustatyta, bet mes, sakau, esam pagal galimybės, pavyzdžiui, šilumos talpyklą nusistatyti, kad ten būtų ne daugiau 1000 kubų, arba ne mažiau 100 kubų, jeigu mes ją norim visgi įdėti. Taip. Tada paspaudę Simulate System Operation pagal parinktas technologijas mes gauname štai tokį langą. Kai sistema parinkta tinkamai, energijos sistemos veikimo modeliavimas inicijuojamas paspaudus Simulate System Operation, o rezultatas pateikiamas energijos srautų diagramos pavidalu. Energijos srautų diagrama suteikia kokybinę bendrą energijos srautų apžvalgą vienu žvilgsniu. Skirtingas energijos srautų linijų storis yra proporcingas perduodamos energijos kiekiui. Šios reikšmės taip pat parodomas užvedus pelės žymeklį ant atitinkamos linijos. Tai turim energijos srautus, užvedam pelę, parodom, koks poreikis yra, sakykime, padengiamas iš įvairių technologijų arba koks elektros kiekis yra naudojamas tiem patiems šilumos siurbliam ir kiek tos elektros, kokia dalis yra pasigaminama mūsų pačių. Jeigu mes turime elektros vartojimo poreikį, jį skaičiuojam, taip pat jisai suvedamas į elektros poreikį. Ir dar kartą galima vizualizuoti profilius kaip mėnesinį ar metinį profilį, trukmės kreivę arba šilumos žemėlapį. Mėnesinis profilis aiškiai parodo, kad gamtinių dujų katilas daugiausia veikia žiemą. Saulės, čia pagal pavyzdį tą paimtos saulės šilumos kolektoriai daugiausia naudojama vasarą, oro šildymo šilumos siurblys eksploatuojamas ištisus metus, kas aš pagal pavyzdį turėčiau klausimų gal. Šitoj vietoj, ką mes galim apskritai mokymosi tikslais pasimti, tai kad mes turim poreikį, kuris yra atvaizduojamas apačioje, o viršuje yra pagaminama šiluma ir nurodoma išskirstant palei spalvą, kokia technologija yra naudota tos šilumos poreikiui padengti. Tai mes turim ir lenteles, kur galima tiksliai matyti dalį, nes ne tik tai grafiškai galima atsivaizduoti rezultatus, bet ir skaitinės jų reikšmės. Tai šitoje vietoje, sakykime, oras, vanduo, siurblys padengia 79%, gamtinėmis dujomis 13% ir kiekviena šito dalis matosi puikiai. Gaunamas kitoks grafikas, jau be poreikio gali būti atvaizduojamas ir iš esmės tai yra toks pat, kitaip pateiktas grafikas negu praeitoje skaidrėje. Tada galima apsižvelgti investicijas reikalingas, kiek, sakykime, mums reikia, čia irgi pagal mūsų įvesties, tai nėra, kad programa pati numato, gal ir numato, bet ne visai tiksliai, nes jau kiekvienoje šalyje yra skirtingos kainos ir to numatyti tiksliai neįmanoma. Pagal numatytus metodus, tai čia jau reikia mūsų indėlio. Tai sakykime, kiek, pavyzdžiui, šilumos punktam yra skiriama, kiek šilumos trasai, jeigu yra tiesiama nauja, ar jos eksploatacijai, ar remontui, kiek mūsų šilumos generavimo technologijos reikalauja investicijų, bendrą sumą ir kitus ekonominius rodiklius, tai tenais vidutinę metinę grąžą, prognozuojamą šilumos tarifą, kuris, kaip sakiau, yra visai neblogas parametras siekiant įsivertinti savo skaičiavimų tikslumą, jeigu mes bandom atsikartoti dabartinę situaciją. Taip, tai šitoje vietoje taip. Taigi, perinu aš prie išvadų. Matau, kad ganėtinai nemažai užtrukau tai gyvai demonstracijai. Matau, kad laiko tikrai neužteks, nes visgi, kad ir viskas atrodytų labai paprasta, įsivedi skaičius, paskaičiuoji, gauni, tačiau
Pati programa jinai ganėtinai ilgą laiką skaičiuoja ir ties kiekvienu paspaudimu reikia šiek tiek luktelti. Tai tiesiog galima viską apibendrinti. Tai NPRO yra tinkamas ankstyvojo planavimo įrankis, leidžiantis greitai įvertinti CŽT sistemų modernizavimo ir dekarbonizacijos galimybės, net ir esant ribotam pradiniam duomenų kiekiui. Čia yra mintis, kad ir kiek duomenų turim, vis tiek programa taiko ir tas numatytasias reikšmes. Galbūt tai šiek tiek atsiliepia tikslumui, tačiau priklausomai nuo poreikio ir nuo tikslų naudojimo šios programos galima tuo ir apsieiti. Įrankis užtikrina integruotą šilumos poreikių, šilumos tinklų ir šilumos gamybos technologijų analizę, leidžiančią nuosekliai pereiti nuo duomenų įvedimo iki optimalaus technologinio sprendimo parinkimo. Interaktyvi grafinė sąsaja ir žemėlapio pagrindu veikianti aplinka palengvina modeliavimą ir sprendimų interpretavimą, todėl NPRO yra pritaikomas tiek techniniams ekspertams, tiek sprendimų priėmėjams. NPRO suteikia galimybę lanksčiai analizuoti technologijos, ekonominius ir ekologinius scenarijus, aiškiai parodant sprendimų jautrumą sąnaudos, CO2 kainodarai ir optimizavimo tikslam. Čia iš tikrųjų tų ekologinių aspektų ir nepaminėjau, dabar pagalvojau, tai iš esmės mes galim skaičiuoti ganėtinai tiksliai ir ekologiją, tam tiesiog reikia numatyti išmetamus CO2 kiekius skirtingiems kurams, jie vėlgi turi numatytasis reikšmes, galima jas patikslinti ir gauti tos, sakykime, ekologinius parametrus, tokius kaip CO2 kiekius paprasčiausiai, kiek yra tas CO2 apmokestinamas, jeigu tai yra, sakykime, deginamos gamtinės dujos ir didelės galios katilas, tai šitoje vietoje viską galima įsivertinti turint skaičius. Platus rezultatų vizualizavimo ir eksportavimo funkcionalumas leidžia lengvai integruoti NPRO rezultatus į tolimesnės techninės, finansinės ir GIS analizės, taip užtikrinant jo praktinį pritaikomumą, projektavimą ir investicijų planavimo procesus. Tai dabar pranešimo pabaigoje dar galima apibendrinti, kad šio seminaro tikslas buvo šiek tiek supažindinti su NPRO įrankiu, kuris yra tinkamas panaudoti techninės analizės kūrimo tikslais, ar tai tiek ir studentam, pavyzdžiui, modeliuojant savo sistemas baigiamiesiems darbams. Ir tai yra vienas seminaras iš numatomų projekto rėmuose dar papildomai dar 2 seminarų, apie kurios informaciją mes su jumis pasidalinsim atskirais laiškais, kadangi galbūt jų galutinė data dar nėra nustatyta, bet, sakykime, šis seminaras buvo tam, kad būtų apžvelgiamos galimybės pasirengti techninę analizę ir supažindinti, kaip mes patys rengiam tas techninės analizės naudojant šį įrankį. Sekantys seminarai 2 bus tiek rinkos analizai, kur bus aiškinama, kaip tą padaryti. Čia aš dabar labai trumpai, glaustai ir supaprastintai pateikiau tos visus analizės, rinkos analizės ir finansinės analizės principus. Tai šitoje vietoje tie sekantys seminarai bus anglų kalba, visiems suprantama kalba. Tai aišku, kviesim jūs atskirų kvietimų tenais prisijungti ir išmokti likusias, bent jau kaip susipažindinti su likusiomis 2 dalimis, rengiant tuos investicinius projektus. Ne projektus, o investicinius planus ir galimybių studijas. O šitoj vietoje, kas liečia likusią dalį žinių, kurias galit įgyti, kaip naudotis NPRO, kviečiu pasižiūrėti per YouTube platformą NPRO įrankio kūrėjų parengtas gidus, kurie žingsnis po žingsnio, paspaudimas po paspaudimo ir išmoko vartotoją atlikti šilumos tinklo modeliavimą naudojant NPRO programą. Tai šitoje vietoje labai ačiū Jums už dėmesį ir laukite informacijos apie sekančius seminarus. Ir iš manęs buvo tiek, aš Justas Šereika. Ir jeigu turit klausimų, galit bandyti užduoti. Tik kaip minėjau, prisijunkite su kamera, prisistatykite
ir išklausysim. Ir atsakysim. Matau, kolega Rimantas Bakas kelia ranką, prašau. Jūs tai, kadangi mes matėmės nesisveikintus, tai gal porą žodžių, porą sakinių pasakyti dėl prognozuojamo tarifo padarius investicijas, kadangi tai turbūt daugam būtų įdomu, kad jis įrankis, kaip prognozuoja investicijas ir įtaką į tarifą, kaip tarifas kinta, tai šiek tiek. Čia jūs turit galvoje apie tą pačią daugiau dinamiką, pasišnekėti ekonomiką, žemų išteklių energijos naudojimą. Šiek tiek, pasakyk, kad tai yra vertinant investicijas galima prifantazuoti ir kad degins biometaną, vandenilį ir panašiai, kaip tai įtakoja į tarifą, kad tai yra, tikrai yra jautru. Taip, iš tikrųjų šio projekto kaip pagrindinis tikslas yra diegti tą žemo potencialo energijas, tiek atsinaujinančios energijos išteklius. Ir čia šiek tiek atsiranda iš keletos pusių tų sunkumų. Sakykime, kaip sakė Rimantas, prisifantazuoti galim daug. Galim pirkti biometaną vietoj gamtinių dujų ir sakyti, kad tai yra žalias kuras. Galima naudoti šilumos siurblius žiemą ir sakyti, kad mes naudojam žemo potencialo energiją, tačiau iš tikrųjų mes paprasčiausiai naudosim elektrą ir tai ekonomiškai bus visiškai nepatrauklu. Tas sudaro šiek tiek tokių sunkumų, ypač žinant situaciją su biokuru Lietuvoje, kad pas mus biokuras yra iš tikrųjų labai konkurencingas ir kol jisai yra skaitomas ekologiškai neutraliu, tai CO2 emisijoms neutraliu kūru, su juo konkuruoti yra ganėtinai sunku ir mes siūlydami, rengdami galimybių studijas, matom vienareikšmišką, kaip čia, ekonominį neapsimokėjimą, kuomet yra svarstomi tie patys šilumos siurbliai. Tai atsispindi būtent skaičiuojant tą pačią Pro programą į šilumos tarifą, kuomet gaunamas tarifas yra didesnis negu, sakykime, šiai dienai taikomas. Ir tai jau šiek tiek kiekvienoje šalyje, bet jeigu kalbant konkrečiai apie Lietuvą, mes atsiremiam į tokius reguliavimo principus, kurie riboja šių technologijų panaudojimą. Tai automatiškai mes, nors šio projekto rėmuose, nors ir norim nešti tą modernių šilumos gamybos technologijų vėliavą, šiek tiek atsiremiam į tą situaciją, kuomet tas įgyvendinimas yra šiek tiek ribotas, na ir tuomet reikia ieškoti kažkokiu tai papildomų sprendimų, galų gale, ar tai tiesiog tas pats šilumos tinklo vartotojų didesnis prisijungimas, ar tai kažkokios galbūt atliekinės šilumos galimybių ieškojimas, ar tų pačių finansavimo galimybių ieškojimas, apie ką turbūt kolegos iš Ispanijos bus parengę pranešimą, kaip pritraukti tas, paramas, subsidijas ir kaip paversti tas brangias šilumos gamybos technologijas įgyvendinimas. Tai turbūt tokį galima, trumpą santrumpą apie projekto iššūkius padaryti. Tai vat. Tai, mačiau, daugiau niekas nekelia rankos, tai labai ačiū klausiusiems, labai ačiū už dėmesį. Jeigu turit kažkokių specifinių klausimų, tiesiog nenorit jų užduoti garsiai matomai, galit man asmeniškai ar man, ar Rimantui Bakui siųsti į mūsų elektroninius paštus, pasistengsim konsultuoti, pasistengsim atsakyti jūsų klausimus, ar tiesiog, jeigu norit įdomios diskusijos, mes esam už. Taigi, aš baigiu šį įrašą, baigiu seminarą ir ačiū visiems prisijungusiems.